Tai šitas namelis yra grinai sukomplektuotas poilsiui, pabėgimui iš miesto 2 žmonėm. Tai va čia yra vien ta visa stiklų sistema, kurie jautiesi kaip lauke. Žinoma, vasara gražu, bet žiemą ypač gražu, kai sninga, tu čia tiesiog šiltai būni ar guli. Tai čia, kas yra svarbu, yra aukštos lubos, kas duoda tokį erdvės pojūtį. Ir jau čia yra šita erdvė, tai čia yra dušas, tualetas. Tai va, o kaip žiemą, ne? Tai žiemą yra įrengtas kondicionierius, kurį galit palikti visada, tarkim, laikyti 8 ar 12 laipsnių ir žinot, kad šiandien atvažiuoja žmonės, jau jūs iš karto susistatot, kad automatiškai įsijungtų ir pašildytų. Taip pat yra elektrinis radiatorius, jeigu žmonėm ar šalta, ar kažkas, ar jie tiesiog jautresni šalčiui, įsijungia radiatorių, kuris irgi gražiai atrodo, lygiai taip pat vonioje yra gyvatukas. Šiame namelį ir visose kitose mes jau sumontavom mini rekuperatorius, kurie nuolatos pučia orą ir traukia. Ir dar papildomą drėgmės jutiklį, kuris pajutęs drėgmę ištraukia visus garus į lauką. Visi šitie dalykai veikia tiesiog automatiškai, jums nieko daryti nereikia. Radiatorius, kondicionierius, nustatyti ant tam tikros temperatūros, kurią jie palaiko. Vėdinimas, visa rekuperacija irgi veikia automatiškai ir gali būti valdoma tiesiog telefonu.